Labas. Turim šiandien jaunatį dvyniuose. Pasižiūrėkime, apie ką tai jaunatis. Intuityviai ką jaučiu? Tai, kad galim jausti poreikį pasikalbėti, išsišnekėti, išsiaiškinti visokius tai dalykus, ir konfliktus, ir nekonfliktus, pasisakyti. Ir dažnai tai reiškia, kad galbūt pats laikas pasikalbėti rimta ar svarbia tema su kitais žmonėmis arba kitu žmogumi. Arba turbūt dar dažniau tai reiškia, kad labai svarbu su savimi pačiu pasišnekėti, labai gerai šnekėti su savimi garsiai, balsu ir išsakyti savo tai, ką jaučiat. Vis tik turim Mėnulį, tokią planetą, kuri simbolizuoja jausmą, jausmo išjautimą, pareiškimą. Ir ženklas šį kartą dvyniuose, jaunatis dvyniuose. Dvyniai yra apie bendravimą, komunikavimą, išsisakymą, paleidimą iš savęs, tai ką galvoju ir tai ką jaučiu. Tai jausmas ir paleidimas, paleisti, išsakyti. Ir ne tik išsakyti, bet ir suvokti, ką sakau ir ką jaučiu, gali būti labai svarbu. Tai jeigu šiuo metu ar pradedat kažką naujo, ar norit išspręsti tam tikrą klausimą, žinokit, raktas galimai yra balsu išsakyti savo ir tada kitai pusiai, ko norit, kas reikšminga, ką jaučiat. Ko bijot, dėl ko pykstat, Tai va toks išsigryninimas vidinės pozicijos per drąsų išsakymą, kas vyksta čia ir čia, yra labai svarbus. O dabar ištrauksim dar kelias kortas ir pasižiūrėsim, ką kortos apie šitą jaunatį nori pasakyti. Kągi mes turim 10 kardų, 2 kardus, taurių tūzą ir skeptrių riterį. Tai kortos panašiai ir rodo mūsų neapsisprendimui, mūsų baimiai pasakyti savo nuomonę ateina pabaiga. Žinot, kai būna, ar būdavo, bent jau man tikrai būdavo, mokykloje per pamoką mokytoja klausia klausimo ir aš žinau teisingą atsakymą, bet bijau pasakyti. Nes gal ne taip, o gal pasirodysiu čia per nagla, per protinga, gal pasirodysiu ta, kuri nori pasirodyti, ar ne? Tai va tokiam vidinio balso, vidinės išminties suvaržymui ateina galas, viskas ir šitą jaunatį ir panaudojam tam tikslui, kad tegu išsiveržia iš mūsų, tegu bėga iš mūsų išmintis, mūsų žinojimas, galų gale mūsų meilė gyvenimui, mūsų meilė savo ir mūsų pagarba mūsų visai būčiai. Kad mes pradedam gerbti save, savo nuomonę, savo išvaizdą, savo protą, savo tikslus, nustokim menkinti tai, kas esame, nebeilyginkim savęs su kitais ir tai duoda labai tokį stimulą ir motivaciją galų gale pakilti ir eiti į naujus žygius, tyrinėti, pradėti naujas veiklas, užsiimti kokiu nors naujų hobių, pasiieškoti naujų draugų ar naujos meilės. Toks jausmas, kad viskas, ko tik reikia, tai nustoti laikyti save suvaržytą, nustoti slėpti savo balsą ir tada pajuda ratai, išsisklaido debesis ir galim joti į naujus žygius. Ačiū, kad esat. Iki.